Labas kolegos, draugai, kanalo žiūrėtojai. Kągi šiandien po darbų, penktadienis, vakaras. Ir prisiminiau, kad turiu įrangą mažytę, kaip sakant, 12 voltų sistemai, tinkančią, jau guli pas mane stalčiui tikrai ilgai. Tai parodysiu, kas per įranga. Aišku, atrodys jokingai žaislinė, bet mes iš jos padarysim 12 voltų sistemai angarui elektrą. Tai bus vaizdo kamera užmaitinti 12 voltų ir apšvietimas lauke ir tiek viduj. Ne 220, bet bus 12 voltų. Nedėsimės jokio, kaip sakant, konverterio, kad iš 12 į 220 darytų. Paprasčiausiai tiesiai nuo akumuliatoriaus, 12 voltų lemputės, vaizdo kameros, žodžiu, ir tiek. Nes dabar yra nutemptas laidas, kabelis, žodžiu, bet atstumas yra apie 80 metrų, tas kabelis mėtosi ant žemės. Ir, kaip sakant, negražiai atrodo ir nesaugu ir maišosi. Tai mes padarysim su šitą turimą įrangą, krautą akumuliatoriam. Ir turiu atliekamą stulpą, duraliuminį stulpą, 65 diametro. Ir nusprendėm, vis dėlto padarysim mes iš riedžio jėgainę. Kaip tik dabar Sieras, linkėjimai beje, Sierai, daro iš 12 voltų sistemai, žodžiu, vėjo generatorių iš riedžio. Esu aš padaręs ne vieną jų ir ne vieną 10. Yra mano senų video, kurie nufilmuoti yra, žodžiu, kaip gaminu, kaip sukasi vėjo generatoriai, padaryti iš riedžių, ką jie duoda. Na, pas mane, kaip sakant, kaip sakiau, vėjai dideli. Vietovė atvira, labai gera. Aš jau nieko neeksperimentuosiu, nieko nekeisiu. Aš jau žinau, kaip daryti riedį, iš ko daryti. Ir kaip sakant, iš kokių medžiagų, kokį sraigtą dėti, jau nebeeksperimentuosiu, nes yra išeksperimentuota labai daug su riedžiais. Ir yra vienas variantas, tik tais, kuris pasiteisino. Ir iš paprasto 350 vatų riedžio, nieko neperdaręs aš jam, absoliučiai standartiškai buvo padaryta vėjo jėgainė iš jo. Jis man išduodavo iki 400 kažkas ten 15-20 vatų. Aišku, ten vėjai jau buvo didelė, aš nieko nesakau, 16 ten metrų gal vėjas. Bet, sakykime, iki 10-12 metrų vėjo, jie drąsiai duodavo 150-200 vatų, 250 net. Taip standartiškai laikydavos. Ir pas mane būdavo akumuliatoriai, atsimenu, ir automobiliniai, ir paskui fūriniai didžiuliai. Tai perkraudavo 2 jėgainės tokios, perkraudavo 6 akumuliatorius po 220 ampervalandžių kažkas tokio. Nu, žodžiu, tos didžiosius fūrinius. Perkraudavo, kol nebūdavo numetimo relės. Kažkur ten kažką uždegti, kažkokią lempą papildomą, kad siurbtų iš akumuliatorių. Tai va, žodžiu, nusprendžiau tokį padaryti, vietos yra, įrangą turiu, riedį ne problema, nebrangus daiktas, tas varikliukas nusipirkti, pačio riedžio, kaip sakant, ratuką. Ir stulpas yra, vietos turiu, šalia angaro nereikės nieko vargti. Pritvirtinsim paprasčiausiai prie angaro sienos, tiesiai per galinę sieną, per vadinamą tą ščitą, per vidurį. Pritvirtinsim, nereikės jokių trosų, jokių velnių.
Aišku, jisai aukštai nebus, jisai bus 6 metrai nuo žemės. Kaip ir būdavo visi mano rėžiai, 6 metrai. Aukščiau nėra buvę. Tai ir čia buvo ant mano garažo, kur dabar esu dirbtuvių. Tai jau stodavo ir namas, ir kaimynų, tos visos daržinės iš šiaurinės pusės. O dabar stovės ten prie angaro, prie didžiosios, kaip sakant, jėgainės. Ir sau tegu sukasi ir krauna akumuliatorius, apšvietimas nemokamai bus visą parą, nes lauke dega prie angaro paprasčiausiai visą parą lempos, nes nevaikščiosi kiekvieną rytą vakarą įjungti, išjungti. Ten po 10 vatų jos, tai nėra baisiai daug. Tai va, žodžiu, padarysim tokį eksperimentą ir kągi, parodau, ką mes turim. Aišku, teks dar čia prie jų padirbėti, ypač prie akumuliatoriaus, nes akumuliatorių dėsiu nepaprastą, ne mašininį, bet turim mes padarytą iš pirštelių. Kągi, tuoj parodysiu ir pažiūriu. Kągi, akumuliatorių turim tokį. Nežinau, ne mano gamybos jisai, aš jį gavau iš Siero, tai dar man čia reikia įsiaiškinti, kur čia, kaip sakant, pradžia, kur čia galas, kur čia pliusas, kur čia minusas, su testeriu patestuoti, susirasti. Yra ten prie jo balansyras toks nedidelis, kiniškas. Ir aš manau, kad čia tas akumas, jeigu celės tikrai visos yra geros, jisai turėtų gan neblogai laikyti. Nežinau, kiek čia jis tų ampervalandžių gaunasi. Na, va, toks va bus eksperimentas. Pabandysim padaryti. Gal jau jos mirusios, nežinau, nes jau pas mane 1,5 metų guli. Nieko aš jom nedariau, tai va dabar pamatęs kažkaip sugalvojau padaryti. Taip, žodžiu, akumuliatorius toks. Šitų pirštelių kiek čia gali būti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Žodžiu, taip 12. O šitaip turim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tai 96 vienetai. 96 vienetai. Tai net nežinau, kiek čia talpa. Su tokiais nesu susidūręs, kaip sakant, ne aš jų gaminės, ne aš jais domėjaus, tai aš apie juos žalias, kaip sakant. Taip, žiūrim, ką mes turim įrangą. Na, o įranga štai tokia. Pati pirmoji mano įranga, kurią dariaus, kaip sakant, namuose, pradėjau nuo dažymo kameros, nuo apšvietimo, žodžiu, stovėjo toks pat. Aišku, saulės panelės stovėjo didelės, normalios, bet buvo pirmas dalykas kontroleris toks ir buvo, žodžiu, konverteris, irgi ten gal sudėjus kaip 2 tievą ir bus ten iki 500 vatų, tai apšvietimui užteko. Tai va, o mes panaudosim, žodžiu, 2 tokius turiu, nežinau, iš kur aš juos čia gavau, net nebeatsimenu, abu 2 veikiantis. Žodžiu, nu, dar apie šitą, aišku, čia kas žino, tai žino, kas nežino, parodau. 12-24 voltų sistemai. Max saulės panelės įėjimas 50 voltų. Ir 12 voltų sistemai Max 420 vatų. Tai aš turiu 2 panelės, vieną turiu 310 vatų, kitą kažkas apie 250. Tai va, panaudosim vieną saulės panelę didelę. Turiu tokią, visiškai naują, gal ir buvo pirktas tas komplektas už 20 vatų. Saulės moduliukas, tai mes padarysim taip, kad šitos paliksim dar kažkokiam projektėliui kažkur pajungti, kad krautų, sakykime, akumuliatorių. Galvoju, aišku, jeigu
bus šita sistema padaryta, tai nuo tos pačios sistemos ir užsimaitins vėjo jėgainės tas stabdžio, kaip sakant, varikliuko akumuliatorius, kuris būčiau dėjęs kurį atskirą. Tai dabar bus nuo tos pačios sistemos, nežadėjau dėti atskirą akumuliatoriuką, dėti va šitą ant stulpo sistemėlę savo, kad pastoviai palaikytų. Na, gal dar tą ir padarys. Sakau, čia paliekam, nes 20 vatų tokia panelė, jinai, aišku, pakraus per dieną kažkiek, bet, sakykime, jeigu ten angare reikės įjungti šviesą, tai jinai jau nieko nekompensuos. Dėsim normalią, žodžiu, kad būtų... žiūrėkit, kaip čia kitaip rašo, ne? Čia tik 10 amperų. Tai tada apkeisim. Šitas silpnesnis yra, bet aš labai abejoju, nes jie vienodi, manau, lipdukai užklijuoti ir viskas. Na, bet kažkada buvau paskui pajungęs šitam kemperį. Kemperį, žodžiu, buvau pajungęs tokį pat. Buvo ant stogo kemperio sudėtos 1, 2, 3 panelės saulės po 250 vatų ir puikiai atlaikė iš tikrųjų, nors ten buvo gal 50 amperų įdėta, čia 30 amperų, tai mums vieną saulės panelę, tą 300 vatų, kur turim atlikusią, mėtos iš kampo į kampą, geriau mes panaudosim su šituo aparatu. Pajungsim šitą akumuliatorių, kur rodžiau. Ir turėsim 12 voltų sistemą. Plius padarysim vėjo generatorių iš riedžių. Ir mums tada per akis bus. Tikrai užteks pilnumoje sistemas ir angare mums nereikės jokių papildomų įvadų daryti. Turėsim savo grinai elektrą, ten vis tiek einam labai retai, vasarą praktiškai tos elektros ten nereikia, na, o žiemą naijus kažką pasimt, kažką pasikrapštyti truputėlį, tai va norisi turėti elektrą, o su tais kabeliais 80 metrų tampytis pralgintuvais, tai čia yra nesąmonė. Kažką dar norėjau paminėti ir užmiršau. Nieko, turbūt viskas, kad neįstemtų video chebrytė. Tai vat, tokią sistemėlę, 12 voltų mes pagaminsim. Aišku, kaip aš sakau, 12 voltų sistema yra tikrai nenaudinga ir nuostolinga, jeigu ant jos jungiam ten kilovatą, 2 kilovatus ir taip toliau. Bet jeigu mes kažką naudojam ten iki kelių šimtų vatų, tai mums pilnumoje jos užtenka, nereikia tų tada labai storų kabelių ir panašiai. Nors ir dėjus konverterį tą, sakykime, iš 12 į 220 iki 500 vatų, sakau, galima tikrai panaudoti puikiai šitą 12 voltų sistemą. Po to, jeigu jau ten jungt namus, skalbeškės, kaip kažkada pas mane buvo, kaip viską aš perėjau, tai taip, reikėdavo storų laidų, laidai kaisdavo, nuostoliai dideli, na, žodžiu, dėl to ir perėjom paskui 24 voltų sistemas. Pagyvenom metus kokius ir galų gale perėjom ant 48 voltų sistemas. Na, bet čia dėl apšvietimo, dėl kažkokių apsaugos, kaip sakant, kamerų, kad jas pajungti ir kartais prireikus šviesą įsijungti angare, tikrai nedarysim jokių 48 voltų sistemas, mums pilnumoje užteks šitos 12 voltų sistemas. Reikalą esant galima pasijungti po to jau ir konverterį tą mažiuką kažkokį nusipirkti, ten 25 eurų iki kilovato, jeigu reikėtų arba šiuką pasijungti. Na, žodžiu, čia po to jau galima prisigalvoti visko, bet mes turim visus reikiamus ingredientus, kaip sakant, ir mes padarysim tokią sistemėlę. Kągi, papasakau tiek ir susitiksim jau prie
projektėlių. Aišku, čia greit nebus, bet kažkokias, kaip sakant, minutės, dienas ištaikysim prieit, sumontuot, padaryt. Ir po to, kai darysiu jau vėjo generatorių ir parodysiu, žodžiu, gamybą ir galėsim, sakykim, netgi palyginti, kaip sieras, kur gamins ir mano. Aišku, ten čia ne konkurencija kažkokia, bet šiaip dėl vietovės, dėl sraigto, nes jisai dės sraigtą turi kinišką, originalų, kaip sakant, parduotuvinį, gamyklinį, taip va pasakykim. O aš darysiu, kaip darydavau iš oranžinio vamzdžio. Tai va tiek, draugai, susitiksim kituose video. Visiems gero savaitgalio. Ir ate.